Iš Evangelijos pagal Morkų. Ir vėl Jėzus kalbėjo, su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Palyginimai yra toks nuostabus dalykas kaip vaikų pasakos arba kaip mitologinės legendos, kurių turinio išsemti neįmanoma. Ir kuo labiau į tai žiūri, svarstai, žiūri, kaip tas atsispindi mūsų gyvenime, asmeniniam ar bendruomeniniam, tuo giliau supranti tuos palyginimus. Jie yra kaip ir slėpiniai, kuriuos pamažėlį atkasi arba išknisi. Nėra viskas savaime suprantama ir visada yra koks nelauktas bruožas ar reikšmė ar išvada, taip kaip ir yra pasakose. Tas palyginimas apie augimą mums moderniems žmonėms yra sunkiau suprantamas, nes mes užsinorėję vaisiaus nueinam į parduotuvę, užsinorėję uogų vėl nueinam, nusiperkam. Jau randam viską gatavą išaugintą kitoj šalyje arba kitoj vietoj. Aš pats žinau, daug metų užsiėmiau daržu, pasėdavau pirmadienį, jau antradienį nužiūrėti ar dygsta, nors auga visą savaitę, kol žolytė išauga, o ką kalbėti apie didesnį kokį medelį arba krūmą. Tai mus Jėzus moko apie tą tylų ir ramų Dievo karalystės augimą mums patiems nežinant kaip. Ir aš prisimenu iš dykumų tėvų, tai Egipte, ten 4 amžiuje, dykumų tėvai, kurie iš dykumų motinų išmoko tos, kaip dalintis išmintim su iš miesto atėjusiems krikščionims ieškantiems gyvenimo kelią. Kad atėjo jaunas vyrukas pas vienuolį ir sako, aš skaitau Evangelijas, lankau pamaldas ir nieks mano gyvenime nesidaro. Ir tas vienuolis vietoj aiškindamas, jis jaunam žmogui sako, tu paimk šitą krepšį, kuriuo aš nešu malkas į savo urvą ir nueik atnešk vandens. O tas krepšys, žinoma, apskretęs visokiais sakais tenai ir dulkėm ir viso kito. Ir tas vyrukas nueina į šulinį, pripila vandens, kol jis atneša, vanduo išbėga. Ir tada jis vėl sako, vienuolis, eik vėl prisipildyk ir atnešk. Po kažin kiek laiko, daugybės tų kelionių, tas vienuolis dykumų tėvas sako, pažiūrėk dabar į krepšį. Ir krepšys tapo visiškai baltas ir švarus. Ir jis sako, taip yra su Dievo žodžiu, kad jis randa atgarsį mūsų širdyse, kaip Jėzus šitam palyginime sako, kad net mums nežinant, kaip tas viskas vyksta, auga dieną ir naktį, ar ūkininkas stebi ar nestebi. Ir tas jaunas žmogus suprato apie tą Dievo kantrybę, kuri pasireiškia jo santykiuose su mumis. Mes to Dievo nematome, nors jis yra su mumis tikėjimu, yra šalia mūsų ir mes jį galim pastebėti netiesiogiai, kaip galim sakyti, iš šešėlio. Ir tai yra su Dievo karalystės apraiškom. Vienas labai geras pratimas šitą palyginimą suprasti yra pažiūrėti į savo aplinką namuose ir už namų, parapijoje, mieste, visoje šalyje, visam pasaulyje.
kur žmonės daro kokius gerus dalykus kitų gyvenimą palengvinti, ypač vargstančių, atstumtųjų, išsigandusių ar nelaimių ištiktųjų. Ir matome, kiek daug geros širdies ir bažnytiniai žmonės, ir kiti žmonės įdeda vieni kitiems padėti. Visa tai yra Dievo karalystės apraiškos vykstančios toj širdies tyloj, kurioje mes pajuntame Dievo artumą ir imamės tuo dievišku gerumu su kitais dalytis, kai jis pamažėlį bręsta. Ir viskas tas gali vykti nepastebimai, kol neateina derliaus laikas ir mes džiaugiamės, kad galėjome prisidėti prie kitų žmonių gerbūvio, prie bendros gerovės, kuris yra visų krikščionių tikslas. Ne tik savo tarpe, bet ir plačiam pasauliui, kuris toks įvairus ir ne visada lengvas, ne visada patogus. Bet čia yra mūsų uždavinys ir Dievo karalystės svajonė, kurią Dievas įkvėpė krikštu į mūsų širdį.